Truputį pasipjauščiu su bulgarke. Pirmas dalykas, tai noriu susisiaurinti, o po to reikės žemintis. Tai kągi, atrodo pavyko, dabar ką, su kampainiu prisidėjau, atrodo į senas vietas reikės dar atstatyti prieš virinant, bet jo, pirmą prisikabinti ir po to, kaip sakiau, teks prisižeminti, koja, vienos pusės kojas tenka trumpinti, nes kaip ir čia kriauklės koja irgi buvo nupjauta dėl apačioje einančių vamzdžių ir toks darbelis. Tai dabar kimbu į suvirinimo aparatą. Na ką, paskutinė metų serija prasidėjo šventiškais momentais. Tai yra, kad su švieselėm, mano savotiškom šaltosiom ugnelėm. Kągi, jungiam toliau tų šventiškų ugnelių šiai paskutiniai serijai. Taigi, pirma dalis stalviršio konstrukcijos kaip ir baigta. Dar tik tai reikės nudažyti ten, kur virinau, nes vis tiek nesinori, kad pradėtų rudėti. Užmečiau seną lentyną nuo kriauklės, kuri taps stalviršiu, bet keista, kad yra tarpas toksai ir siena aiškiai pasirodo, kad nėra idealiai lygi. Tai teks tokį aliuminį furnitūrinį kampainį kažkur įsigyti, kad uždengti tą tarpą ir būtų galima klijuoti ant viršaus. Taip, nieko čia dar nepritvirtinau, nes reikia susiruošti dabar antrą, pasižaisti vėl su šaltųjų ugnelių aparatais ir jau kai viskas bus vietoj, tada kągi, imsiuos jau ir dažymo ir po to jau tvirtinimo prie vietos visų elementų ir be abejo pamatysit, kaip tai atrodys.
patupčiojus, pasižaidus su šaltosiam ugneliam ir panašu, kad abidvi konstrukcijos paruoštos. Dabar viskas, kas buvo virinta, šlifuota, dabar reikės imtis dažymo. Ir pagalvojau tokį vieną dalyką. Aš jeigu pritvirtinsiu dabar tas konstrukcijas, tai šita žemiau esanti sienelė ir liks tokia cemento plokštės. Tai reiškia, kad turiu ir iš karto nusigruntuoti šitą sienelę plytelėm ir paklijuoti, kad bent jau aukščiau pačio stalviršio viršaus. Nes, kaip čia, nepaliksi taip, kad liktų tokia cemento plokštė, matysis ir visada akis badys. Tai jo. Gerai, tai turbūt, kad nugruntuosiu, nudažysiu ir po dienelės čia užsimaišęs nedidelį puskibiriuką greitai kilstelėsiu šitą sienelę su plytelėm. Trumpam persikeliam į mano dirbtuvių bardakėlį, kurį planuoju tarpušvenčių savo apsitvarkyti, nes jo, visada darbai, numeti, atveža, numeti, atneši, padedi. Taip gaunas, kad vėl apauga dirbtuvės visi pakampiai daiktais ir išmėtytais įrankiais truputį, tai reikės apsitvarkyti. Kaip sakant, į naujus metus įeiti su švaresniam dirbtuvėm. Tai va. Nutariau atsinešti čia, kad man netrukdytų nušveistas, suvirintas konstrukcijas. Ir ką, dabar aerozoliniais dažais nudažysiu 1 ar 2 kartus ir paliksiu džiūt, o galėsiu eiti į dirbtuvės ir toliau judėti su plytelėm, kaip sakiau, tą sienelę dar paklijuoti ir tada jau po to bus galim sumontuoti. Matysim, ar čia šiemet spėsiu viską, baigsiu viską, bet dar kažkiek parodysiu to judesio, kiek čia pas mane vyksta. Po darbo labai gerai yra atsigerti arbatos ir apžvelgti nuveiktą darbą. Taip, kaip matosi, už nugaros dėžė kaip ir apklijuota, viena sienelė pabaigta, už kameros jau pradėta kita. Nuostabu. Su tom plytelėm žaidimas tai neišpasakytas. Tarybinės plytelės standartą turbūt ant kiekvienos plytelės keitė. Nes dydžiai šokinėja, tai buvo reikalų išgaudyti kažkokį tai bendrą vaizdą. Bet kaip ir dėjau kitur viloj, ten irgi kartoju vis tą patį ir tą patį, kad reikalų yra tas plytelės sudėti. Bet kaip sakau, pas mane čia ne euroremontinis variantas ir labiau galvojama apie funkcionalumą. Nėra taip, kad baisu jau visai ir nenorėtum žiūrėti. Sakau, tie tarpai kažkur tai ir linijos truputį pašakinėja, bet nėra taip baisiai ir tai sukuria savotišką muziką. Jo, tikiu, kad jūsų kalėdos buvo jaukios ir vaikučiai sulaukė dovanų, o man didžiausia dovana, kad per šiuos metus prisijungė tikrai didelis kiekis stebėtojų,
subscriberių tų vadinamų. Iš tikrųjų labai esu dėkingas visiems, kurie prisijungėt prie šio kanalo, stebit, pasidalinat su draugais ir paremėt. Tai iš tikrųjų skatina judėti toliau, rodyti, progresuoti ir tuo pačiu galvoti, kaip irgi gal įdomiau parodyti tą, ką aš darau. Ačiū už tuos komentarus, kurie, su įžvalgom tokie, kurie verčia apmastyti, ką geriau galima būtų padaryti. Tai iš tikrųjų esu labai dėkingas. Tai yra, tas atgalinis ryšys, ko turbūt kiekviename santykyje mes ieškome. Taip, dabar taip žiūrėdamas, turbūt kaip ir daugelis, į prabėgusius metus, į nuveiktus darbus, labai gera yra taip pamatyti progresą. O turbūt, kad man vietoj to, kad čia tik šnekėti, aš turbūt sudėsiu šiokį tokį timelapsą ir dar ką nors ten ant jo papasakosiu. Bet sumoje noriu tikrai padėkoti už buvimą kartu per šiuos metus ir tikrai pasimatysim sekančiais. Nuoširdžiausiai dėkoju, keliu arbatos puodelį į jūsų sveikatą ir sakau iki kitų metų. Mano akis geriausiai pamato darbų apimtį ne galutiniu rezultatu, bet visų procesų perbėgimų sugreitinus. 2024 man prasidėjo paskutinių kambario ir vonios šalia jo gyvenamojoje pusėje užbaigimu. Tęsiant visos gyvenamosios pusės stilių, bet sukuriant unikalumą, buvo sugalvota tas senas tarybinių laikų plyteles dėti zigzago raštu, ko pasekoje draugai praminė šį kambarį gyvačių. Ne vieną kartą sakiau, kaip ir šios serijos pradžioje dar kartą pakartojau, kad didžiausias iššūkis su to laikmečio plytelėm sudėti jas kaip įmanoma lygiau, nes dydžiai ir storiai skiriasi milimetrų ir kartais net daugiau nei 2. Tai pavyksta tik darant didesnius siūlių tarpus, kas duoda galimybę vizualiai subalansuoti tų dydžių skirtumus. Kai turi tokio dydžio projektą kaip mano, tai subalansuoti reikia ir darbus. Kol kas nors išdžius, sutvirtės ar panašiai, gali judėti ir kitur. Taip ir aš balansavau tarp kambario ir vonios. Taipogi, greitai perbėgant per metų darbus, beveik nepamatysite kasmetinių, sezoninių darbų su gyvuliais ir žeme, kurie man jau yra tapę natūralia dalimi gyvenant gamtos ritmu. Gyvačių kambario interjeras kaip ir visų baltas, dažytas kalkėmis, kas palieka atvirą mūrą kvėpavimui ir drėgmės cirkuliacijai. Kiek pašilus orams, darbai pajudėjo laukan, kur buvo baigta atnaujinti medinę daržinės apdaila. Vienas iš ilgiausiai užsilikusių darbų buvo ir stalviršio virtuvėje užbaigimas plytelių išklojimu. Šios itin mažos plytelės buvo puiki kantrybės treniruotė. O po to, kai jau pakankamai sušilo, teko vėl užkurti maišyklę ir pajudėti prie paskutinių mūro tvarkymo darbų apie daržinę ir dirbtuves. Kol skiedinys džiuvo ir naujas mūras tvirtėjo, akys
krypo į likusią neužtrauktą eketę kabutėse kolosaliausiame mano gyvenimo darbe – brukos klojime. O per šiuos visus metus itin pasiteisino mintis dar pratęsti bruką ir iki vasaros virtuvės įėjimo. Priėjus prie įėjimo, pasisuko darbai ir į jos vidų. Kaip ir visur, pasiruošimo darbai dažniausiai būna paskendę dulkėse. Dėka mano oreivių draugų buvo išgelbėtos ekspozicinės akmens masės plokštės, kurios turėjo jau keliauti į šiukšlyną. Jos su jų pagalba atsirado mano kieme. O tada jau prasidėjo naujas žaidimas su plokštėmis. Tai akmens masės plokštės nuvalymas nuo priklijuotos MDF plokštės. Po tų nedidelių plytelių gyvenamojoje pusėje suruoštos akmens masės plokštės maloniai greitai dengia didelius grindų ir sienų plotus. Bepjaustant tas didelės plokštės generavosi ir nedidelių nuopjovų likučiai, kurie taip pat tvariai buvo sudėlioti mozaikos principu į įvairius likusius mažesnius grindų ir sienų plotus vasaros virtuvėje. Kaip žemės darbai reikalauja savo sezoninio eiliškumo, taip ir vidaus darbai verčia planuotis viską ne tik eiliškumo principu, bet kad ir sezoniškumas pasitarnautų. Šimtametės duris, pasileptos per laiką po daugybę sluoksnių aliejinių dažų, naujai sužibo ir pakvipo savo atvertos medienos kvapu. Kol stalius gamino naujas staktas, aš galėjau pajudėti su tolimesniais darbais. Angų atšveistoms durims sutvirtinimu ir sienos angos užmūrimu. Per vasarą, sukant maišyklę, vidus jau sakė, kad nebetiek jau ir daug belieka darbų su tinku ar skiediniu. Atsirado ūpas jau atlikti visus tuos darbus salėse, kad per laiką viskas gerai išdžiūtų iki sekančių darbų. Iš pradžių nemaniau, kad viskas taip išsiplės. Prie atviro mūro ploto norėjosi kažkiek atlupti dažus, bet kuo labiau akyliu žvilgsniu ir stuksenant įrankiais pradėjau apeidinėti visus likusius plotus, tuo aiškiau darėsi, jog privalau nuskusti visus dažus. O čia jau atsivėrė ir daugiau laisvo tinko plotų, kurios po to reikėjo naujai sutvirtinti, padengiant naujų tinku. Smulkesnių darbų net neįtraukiau apžvalgoje, nors jų buvo oi kiek daug. Dėstant orams buvo sugrįžta atgal į vasaros virtuvėje, kurioje toliau progresuoju link jos užbaigimo. Tikrai gera apžvelgti ir jausti viduje, jog jau yra pilnai užbaigtų darbų, nors projektas dar nesibaigė, o tik perina į kiek lengvesnius darbus, lyginant su jau įveiktais. Visiems linkiu sveikatos ir kantrybės, naujose metuose einant link savo tikslų ir vizijų įgyvendinimo, o taip pat lai darna ir ramybė žydi po jūsų namų stogu.